Viena labai labai svarbi tema, kuri privalo būti nagrinėjama, yra mūsų savižudiškas gyvenimo būdas. Ir kaip bebūtų keista, mes jį labai labai skaniai ir su pasimėgavimu propaguojame ir įsivaizduojame, kad taip ir turi būti. Ir vis tai nutinka dėl tam tikrų dalykų, kurie vadinasi emocinės traumas. Emocinės traumas yra toksai... Įsivaizduokite, jūs keliaujate per pasaulį iš Vilniaus į Palangą su motociklu. Varite su to visų britva, žodžiu, skuodžiat per autostradą ir kad neišlėktumėte iš kelio, jūs turite viską matyti, taip? Ir savaime aišku, kadangi jūs motociklistas esate, jūs naudojate šalmą su tuo visų stiklu uždengtu. Ir vasaros metu ten skraido visokiausiai sutverimai, vabalai, pirmin atgal, skersai išilgai ir jeigu jie atsitrenkia į jūsų šalmo stiklą, ten būna toks ir dėmė. Bent jau nutinka tokie dalykai su automobilio stiklais. Ir įsivaizduokit, kiekvienas tas toksai vabalo ištiškimas ant jūsų šalmo stiklo yra trauma. Dėl to jūs pradedate matyti prasčiau visą kelią. Ir kuo daugiau tokių visokių vabalų tenais įskrenda jūsų šalmo tą visą stiklą, tuo daugiau jūs skaitotės traumuotas ir nesugebantis adekvačiai matyti tai, kas vyksta. Tai būtent tas dalykas ir yra, kas vyksta su mūsų emociniam traumam. Ir jeigu mes jas ignoruojame, sakom, nieko čia nėra, žiūrėk tam kitam, tai čia iš viso pusė šalmo nesimato, kadangi pas mane ten daug mažyčių, tų visokių vabaliukų musyčių prikibę, tai viskas čia tvarkoja, čia nėra tai blogai. Tačiau, kad būtų gerai, kad iš tikrųjų nebūtų blogai, mums reikia matyti viską ir kuo daugiau tų visų dalykų mes sugebėme išvalyti iš savo to viso šalmo stiklo, tuo daugiau mes ir adekvačiau matome pasaulį, kuris vadinasi realybė. Ir vakar man bežiūrint Laisvės TV žinias, ten tokia nuostabioji Eglutė pasakė apie vieną irgi Laisvės TV projektą, kuris vadinasi Nebesvaik. Tai iš tikrųjų labai tokia įdomi serija visokiausių ten skirtingų temų apie skirtingus svaigalus, kuriuos chebra naudoja. Todėl ten kalbantys žmonės dalinasi dalykais. Kadangi aš kažkada tai prieš 25 metus vartojau heroiną, pagalvojau, ką čia dabar chebra naujo pasakys apie būtent šitą mano priklausomybės temą. Ir tenais chebra pasako, kad heroinas jau pasirodo išnykęs. Žinai, tokia savotiška nostalgija, kaip nebeliko tų, kurie vartoja herą. Dievai, tai ką dabar chebra vartoja? Pasirodo, egzistuoja toksai fentanilis, apie kurį aš kažką tai buvau girdėjęs, kad tas dalykas dabar yra ant bangos, kad tai yra sintetinis opioidas, kuris daug kartų stipresnis už heroiną ir taip toliau. Ir tada galvoju, ir ką aš dar papasakosiu. Tai ten iš tikrųjų tokie gan švietėjiškai viską dėsto apie fentanilį, apie koks poveikis, kas nutinka su mūsų organizmu ir taip toliau, kad tai yra priklausomybė, kad tai išprovokuoja dopamino išsiskyrimą ir taip toliau. Bet ko aš pasigedau tame klipe, tai ką galima labai stipriai išgirsti Gabor Mate filme Traumos išmintis. Tai traumos išmintis Gabor Mate filme iš vis nėra kalbama apie svaigalų cheminę sudėtį ir kaip jinai tenais ką daro su mūsų organizmu. Ten pagrindinis akcentas yra kalbamas apie mūsų emocinės traumas. Ir ta valandos su biškiu filmo tekmėje tenais yra daug visokiausių versijų išdėstoma apie poveikį, kas vyksta su žmonėmis ir dėl ko jie tampa priklausomais nuo vienokių arba kitokių narkotikų ir trampam ir tralelė. Ir taip pagalvoju, paėmus dabar vieną seriją iš Nebesvaik, kurie tenais pasako apie tą fentanilį, tu supranti, kad tai egzistuoja toksai kaip ir savotiškas medžiaga, kuri yra labai pavojinga. Ta prasme, kiekvienas logiškai mąstantis žmogus, pasiklausęs, kas ten pasakyta, pagalvotų, ne už ką niekados gyvenime prie šito aš nesiliesiu.
Ir yra krūva žmonių, kurie vis dėlto kažkodėl tai vartoja. Ir jeigu mes pasakysim, kad tie žmonės yra kvailiai, idiotai, jie atsilikę, dėl to jie su savo gyvenimais taip daro, tada pradedi galvoti, nu kame čia kažkur tai turėtų būti daug giliau. Ir kai žiūri filmą Gabor Mate, yra šnekama apie viskiausius dalykus. Ir ten yra tokia scena, kaip vienas narkomanas sako, aš nepatyriau jokių traumų, kaip ir neturiu kuom skųstis, išskyrus tai, kad mano gyvenimas buvo labai nuostabus ir aš gaudavau visko, ko aš norėdavau, išskyrus tėvų dėmesio. Mano tėvai labai daug dirbo ir jie man tiesiog apkraudavo žaislais, bet pačio ryšio tiesioginio nebuvo. Ir tada pagalvoju, bingo, būtent tai. Nes, kas nepasakyta buvo Nebesvaik serijoje, tai kad išskiria opioidai ne vien tik tais dopaminą, bet išprovokuoja ir oksitociną, kas yra iš tikrųjų meilės ir ryšio hormonas. Ir tada pradėjau suprast, kad tas narkomanas iš Gabor Mate filmo Traumos išmintis, jisai sako, man nenutiko nieko, aš neturiu traumos, išskyrus tai, kad aš neturėjau ryšio. Įsivaizduojat, tas visoks įdomus niuansiukas, kad ryšio nebuvimas nėra vadinamas trauma. Yra toks netgi eksperimentas padarytas ar tyrimas kažkoks tai, kad kūdikiai, kai gimsta, jeigu jos maitini, jos ten pervistai, bet neima ant rankų, jie pradeda sirgti, jie prasčiau vystosi ir kai kurie netgi miršta. Jeigu tu tų kūdikių nepaėmi, jis nepatiria to artumo jausmo, to tokio jausmo, kad jis kažkam tai rūpi, kažkas jį paima, siubuoja, nešioja, kalbina. Be viso šito jausmo tie kūdikiai nesivysto arba jiems tenais labai viskas komplikuota. Ir kaip jūs galvojat, tie vaikai, kai užauga, jie būna su didžiuliu deficitu ryšio. Taip, ir labai puiku, jeigu jų gyvenime neatsiranda tas visas galimybė jiems patirti surogatinį oksitocino pliūpsnį. Taip, ir tas surogatinis pliūpsnis yra, ką iš tikrųjų išskiria opiatai arba alkoholis. Ir tada pradėjau galvoti, okei, tai iš tikrųjų esmė yra ne apie chemiją, o apie mumise esantį deficitą ir būtent to dalyko visiškai nebuvo sakoma, bent jau kažkaip tai sugebėjau neišgirsti laidoje Nebesvaik. Ir yra tokia nuostabi knyga, kurią aš dabar paskutiniu metu skaitau, vadinasi, nenoriu apie tai kalbėti, tai yra 400 puslapių knyga apie vyriškas traumas, apie tai, kaip vyrai jaučiasi ir kaip vyrai neigia tą visą savo emocinių traumų spektrą. Kaip ir tame filme Gabor Mate, kur tas narkomanas sakė, aš neturiu jokių traumų, išskyrus mano tėvai su manim nebendravo. Bet jis to dalyko net neįvardina traumą. Suprantate? Tai būtent šitoje knygoje, nenoriu apie tai kalbėti, šitoje knygoje, yra būtent tas dalykas ir akcentuojamas, kaip mes patiriam daug visokiausių traumų, bet tos traumos jos net neįvardinamos traumomis, o jos tiesiog yra įvardinamas kaip kažkoks čia buvo dalykas, biški ten tėvai mušė, ten biški kažką tai. Bet supraskit vieną dalyką, kad jeigu jūsų kažkokios tai jausmai ir emocijos neturi galimybės vystytis ir išsireikšti, tai gaunasi tokia savotiška, kaip čia pavadinti, savotiškas toksai nesivystymas tos emocijos ir jinai tiesiog nuvysta, ne? Žinai, kaip būna viskiausiai ten žmonės, kurie jų raumenys visiškai subliūkšta vien dėl to, kad jie sofose sėdi visą laiką ir nieko neveikia, ne? Tai va tas pats dalykas ir nutinka su mūsų distrofika, va. Tai žmonės vadinasi. Distrofija tai vadinasi. Jausmų emocinė distrofija. Jeigu tas jausmas, reikalingumo, bendravimo, šilumos, artumo jausmas nebūna vystomas, jisai nutinka su jo distrofija ir jisai pasišalina iš mūsų spektro, ką mes galėtumėm naudoti mūsų bendravime, taip pat ir bandant save pačius suvokti. Ne? Ir įsivaizduokit, yra toksai dalykas. Ne? Sakykime, dažnai per savo visokiausius susitikimus, kai aš kalbu su žmonėm,
aš panaudoju tokį triuką, kad staiga pradedu šnekėti su žmonėmis norvegiškai. Ir sakau jiems tokį dalyką, kad visi jie vilja binosnakė på norsk, med dere vil skjønne ingenting hva jeg sier. Ir iš tikrųjų aš pasakiau dabar norvegiškai, kad jeigu aš su jumis kalbėsiu norvegiškai, tai jūs nesuprasite nieko, ką aš jums sakau. Ir tą akimirką pasimetimo, kai su žmonėmis kalbu norvegiškai, ir jeigu jie nekalba, būna tokių, kurie kalba norvegiškai, jie man atšauna. Šioner. Bet jeigu niekas iš grupės su manim nekalba šitą kalbą, visi akis išpučia, galvo, kas čia Kęstui nutiko, kas čia dabar pradėjo kažkokius garsus neaiškius skleisti. Tai tas pats dalykas yra ir su mūsų emocijom. Jeigu mes niekados į jas neįsigilinam, niekados to dalyko nepajuntam, arba kitaip sakant, jeigu mes niekados nežinom, kad važiuojant su motociklu tas šalmas aplimpa visokiom mūsim ir vabalais ir privalome mes nusivalyti, kad mes galėtumėm neišlėkti iš kelio, o pasiekti savo kelionės tikslą, jeigu mes nežinome, kad tai egzistuoja, taip? Tada mes vieną dieną važiuosime visiškai žlibi ir akli, visiškai nematydami, kur mes važiuojame. Ir galvosime, kad, tiesiog tai yra. Bet ačiū Dievui, egzistuoja toks dalykas, kuris vadinasi terapija. Terapija ir yra tas dalykas nusivalymas to stiklo. Kai tas stiklas yra švarus ir gražus, tada mes galime adekvačiai reaguoti, žiūrėti, matyti dalykus ir judėti link savo tikslo, neišvažiuodami iš kelio, neužvažiuodami ant kitų, nenudauždami praeivių, sustodami prie pėsčių perėjų ir sankryžų. Tas yra labai labai svarbu, bet jeigu mes net neįtariam, kad egzistuoja šitie būdai, nes mūsų gyvenime nepasitaikė, jeigu mes niekados į jokias terapijas, į jokias meditacijas, tai volia, mes ir esame tokie patys, kaip dabar, kaip būna žmonės, kai jaučiasi, kai aš jiems sakau kažką tai norvegiškai ir jie nesupranta, apie ką kalba eina, nes jie nepažįsta tos kalbos. Tai yra labai labai svarbu, nors, aišku, vyrai, mes esam tokie, mums nereikia to, mes čia tokie kieti esam, bet savižudybių tarp vyrų kiekis yra labai aukštas, kas irgi parodo, kad nemažas kiekis vyrų yra ant ribos, bet jie nemato to, jie ignoruoja tai. Tai nutinka dėl to, kad mes visiškai nenorim gilintis į savo emocijas. Ir dar kartą aš jums parodysiu šitą knygą. Nenoriu apie tai kalbėti. Man niekas jokios reklamos neapmokėjo už tai, kad aš dabar apie tą knygą šneku. Tačiau aš gavau netgi 11 knygų šitų, kad galėčiau išvežioti po visus Lietuvos kalėjimus. Bent po vieną knygą. Ir vieną knygą man netgi suteikė tokią galimybę pristatyti Lietuvos kalėjimo tarnybos viršininkui Mindaugui Kairiui ir pasakyti, prašom, paskaityk ir suprasi, kas per publiką pas tave sėdi tavo valdose. Tai dalykai vyksta lėtai, kai žmonės skaito, jie pradeda suprasti, palauk, tai mes čia vaikštame tokie visi savotiškoj komoj, nejausdami nei kas su mumis darosi, nei kodėl darosi. Jeigu kažkas tai pradeda kalbėti apie emocijas arba apie jausmus, mes vis sakome, oi, čia ne mano tema, aš netoks, aš normalus. Bet kažkodėl tai savaitgalį būtinai reikia varyti ir įkalti, dėl to, kad kažką tai pajausti kokį čia hebra, fainai, koks judesiukas, arba kaip čia Putinas sako, dvižucha. O ta dvižucha pas jį atsirado dėl to, kad vaikystėje jis buvo skriaudžiamas, dubasinamas, dėl to jisai ir gyveno su tokia paranoja, kad jį kada nors kažkas užpuls ir jis visą gyvenimą ruošiasi tam. Ir to, kad pasižiūrėtų į savo jausmus, kad vaikystės kiemo laikai pasibaigė seniausiai, ne, jisai dar tebelaiko tą visą dalyką ir jam reikia dvižuchos, kad jis galų gale galėtų išreikšti tą visą jausmą. Pasiruošęs esu gautis, žiūrėk, kiek tankų kareivių armiją visą turiu. Tai tas pats dalykas yra su kiekvienu vyru, kuris visiškai atsisako domėti savo emocinių ir ten jausmų pasauliu. Jisai sako, aš esu kietas, man nereikia jokių ten terapijų, man nereikia jokių meditacijų, aš visiškai normalus. Ir netgi jeigu toksai žmogus yra sveikuolis, jis tiesiog bėga po 200 kilometrų, jis tenais daro dar kitokius dalykus, sportuoja, ten nusirauna sausgyslės arba dar kažką tai padaro, jam pastoviai reikia kažkokių pergalių, kad jis pajaustų savo gyvenimą kažkokią tai vertę. Tas dalykas irgi yra akivaizdus ženklas, kad žmogus turi didžiulę nejautrą, todėl jis bando visaip prasimušti į išorę.
Ir kitas dalykas, ką aš norėčiau paminėti, sakykime, pavyzdžiui, naftos platformose, kadangi tenais viskas yra, jeigu naftos platforma veikia, griežtai yra draudžiama turėti su savim kažkokių tai daiktų, kurie gali sukelti sprogimą, kibirkštį. Taip? Nieko negalim turėti, nei telefono, nei laiko, va tokį laikrodį turėčiau nusimti, dėl to, kad nėra jokių įrodymų, kad tas laikrodžis nesukelia jokių kibirkščių ir tas visas dalykas nesusprogdins naftos platformos. Tačiau kartais būna tokios akimirkos, kai mes turime suvirinti kažkokį tai tenais dalyką, taip, ir tada yra technologija. Tiesiog aplink tą objektą, kuris turi būti suvirintomas, yra statoma palapinė, kur yra labai sandari. Tiesiog ten mes priklijuojam dalykus, užstandarinam viską, kad kai ta palapinė bus pučiamas oras, kad jos susidarytų slėgis, kad niekur tas oras taip lengvai neišeitų, o taip lengvai eitų laukan, taip? Ir vat koks triukas yra daromas. Kai oras eina į vidų, palapinėje susidaro slėgis, jis neturi ten susidaryti labai drastiškas, bet tas slėgis turi būti didesnis, negu jis yra išorėje. Ir jeigu netyčia vyks dujų kažkoks nutekėjimas, tai tas nutekėjimas dujų negali papulti į vidų, nes viduje tos palapinės, habitat vadinasi, yra viršslėgis ir viskas eina į išorę. Tai vadinasi, dujos negali papulti į vidų ir dėl to suvirinimo darbas, tas visas beslydinis metalas, negali uždegti tų dujų ir dėl to negali vykti sprogimas. Grynai tas pats vyksta su mumis, kurie mes turime daug visokiausios įtampos arba streso, kitaip sakant, viduje slėgis, galva tokia traška, atrodo to įsprogs. Tas vidinis slėgis, kuris iš vidaus lenda, jis ir yra tas vadinamas viršslėgis, ir kai žmogus turi viršslėgį savyje, tu jam sakai logiškus, visokiausius dalykus, tai ką tu darai tau yra žalinga, tu mesk narkotikus, tu pradėk normaliai elgtis, kodėl tu taip neadekvačiai darai, žiūrėk, tu skaudini kitus, jisai negirdi viso to. Jo ausys girdi žodžius, bet jis nesugeba išjausti tų žodžių esmę, apie ką visa tai yra. Kas čia jaučiasi, kas čia skaudinu, nieko aš neskaudinu, viskas gerai, bet esmė yra tame, kad iš viduje esanti įtampa, jinai taip sprogdina žmogų į išorę, ir tada tie visi dalykai vyksta tokie nesusikalbėjimai, kaip pavyzdžiui žmogus ten vartoja kažkokius svaigalus, arba ten geria, nežinau, visą ten pusę metų, metus, visą gyvenimą, ir aplinkiniai galvo, kaip jam padėti. Jam neįmanoma niekaip padėti, tol kol jis pats nenuspręs, kad dabar čia jau yra dugnas, dabar aš turiu kažką tai daryti. Bet vėlgi, mes galime tam žmogui padėti mesti chemiją, bet jeigu mes nepradėsim tvarkyti su jo vidiniu slėgiu, tom streso, traumomis ir visais kitais dalykais, nenuvalysime jo to skafandro, tai jis viską ir matys purvinai, galbūt matys ten 2 procentus to, ką iš tikrųjų tas visas šalmas gali jam parodyti, ir jis galvos, kad visas pasaulis ir yra tai. Tie 2 procentai, tas mažas tarpelis, per kurį mes matome pasaulį. Mes galvome, kad visas pasaulis ir yra tie 2 procentai. Ir jeigu mes išsivalom tą visą dalyką, mes matome, kaip viskas aplinkui atsiveria, kai mes pradėjom matyti, kai mes pradėjom jausti kažką tai. Ir visas tas dalykas padeda mums spręsti visus kitus dalykus, kurie ten yra susijęs su viskiausiais nesusikalbėjimais, viens kito nesupratimais, negebėjimais, baimėmis, panikos atakomis ir dar kitais dalykais, kaip savivertės, savimėlės, narcisizmai ir dar visokie izmai ir taip toliau. Visas tas dalykas yra labai įdomus, bet tam reikia gilintis. Ir savime aišku, kai žmogus yra užsistresavęs, pavargęs, išsitaškęs, jam vis tai suvokti yra labai sudėtinga. Todėl jūs privalote būti išsimiegojęs, pailsėjęs, adekvatus, nepagiringas, nelekiantis, nestresuojantis, tam, kad tą informaciją priimti, o paskui, aišku, praktika. Ir čia jau kiekvienam pagal jo stilių. Kam patinka, tas eina pas ten kažkokį tai psichoterapeutą ir tenais su juo po biškį narsto. Kam reikia daugiau, tas eina į grupinės terapijas, viskiausių anoniminių alkoholikų, narkomanų arba dar kažkokius dalykus, jeigu turite priklausomybių. Arba atvažiuoti į Debesų pievos festivalį, kuris netgi 5 dienas vyksta būtent apie visus tos dalykus.
apie priklausomybės, apie visokiausias baimės, fobijas ir taip toliau, emocijas, traumas ir tenais visos kitas galimybės. Į Debesu pievą atvyks žmonės iš kalėjimo tarnybos, atvyksta neįgalieji, turintys neregos arba judėjimo visokiausius dalykus, tam, kad pasidalinti, o kaip jie tvarkosi su savo dalykais. Tam, kad mes visi tie matantys ir neturintys judėjimo negalias galėtumėm sužinoti apie kitą matymo kampą, kad mes galėtumėm praplėšti savo suvokimus, kad dar gali būti ir taip, dar būna ir taip, ir būna ir taip. Ir visas tas dalykas mums padeda formuoti pačius save. Čia nėra apie kažkokį gailestį tiems žmonėms, čia yra apie mūsų pačių asmeninį gebėjimą pamatyti situacijas iš įvairių kampų. Tai va, esmė yra pagrindė, ką aš norėjau pasakyti šito video, kad yra nuostabių projektų, kaip ir tas serija visa Nebesvaik, kur labai detaliai išaiškina specialistai. Bet akivaizdu, kad tie specialistai patys niekados nebuvo anoj pusėje tų vartojančių asmenų, dėl to visą laiką jie žiūri tokie daugiau iš teorinės pusės. Aišku, kai gydytoja pasakoja apie savo patirtis, tai jinai mato daug tų visų ligonių, kurie atvažiuoja su didžiausiam priklausomybėm, mato turbūt ir jų abstinencijas ir visus kitus dalykus, bet kai tu nesi pats anoj pusėje, neturi traumos, tada kai tas visas svaigalas pašalina tau tą traumą, didžiausias malonumas yra ne vien tik tais apie oksitociną arba dopaminą, didžiausias malonumas, kad tau galų gale nebeskauda. Ir turbūt yra sudėtinga smerkti žmogų, kuris sako, man skauda, ir tu jam sakai, aš norėčiau, kad tu nebejaustum to skausmo. Tada mes vėl grįžtame apie neigimą mūsų emocijų, mūsų jausmų, ir tai darosi uždarytas ratas, kuriame labai labai tamsu ir baisu. Tai va, tai norėjau pasidalinti su jumis tuo, kad iš tikrųjų yra daug žmonių, kurie daro, kad pasaulis būtų geresnė vieta, bet informacija yra informacija, o praktika yra praktika. Ir pagrindinis dalykas, galbūt norėjau ką paminėti apie tą didžiulį neigimą, kad mes turime kažkokių problemų, nes jeigu mes iš tikrųjų būtumėm visi sveiki, nevyktų nei karų, nei visų iš tų nesąmonių, kuris dabar vyksta politikoje. Ir realiai, kai pasižiūri politikus, matai, kaip jie vartosi, pragalvo tokiai, šitas tokia trauma turi, šitas tokia trauma turi, žiūrėk, kaip tas maskuojasi, žiūrėk, kaip tas specialiai sukelinėja visokiausius dalykus, kad tenais gauti to dėmesio, nes viduje alksta iš to. Ir tai labai įdomus dalykas. Tai dar kartą galiu parekomenduoti jums perskaityti šitą knygą ir jūs pradėsite matyti pasaulį labai labai plačiau ir empatiškiau, ir galų gale, jeigu tai vyrai skaitys, tai jūs pradėsite suprasti patys save ir galų gale gal prisimsite atsakomybę už savo sveikimą, nes kaip ir minėjau, viena iš mano mėgstamiausių frazių, jeigu mes neišgydome savo žaizdų, mes kraujuojame ant tų, kurie mūsų nesužeidė. Tai mes privalome iš tikrųjų pasirūpinti savimi, nes pasirūpinę savimi mes darome laimingesnius ir visus kitus, kurie supa mūsų. Tai va, šįkart tiek ir gerų jums žiūrėjimo filmo išminties, traumas išmintis, įdėsiu linką tų visų serijų Nebesvaik ir knygos linką, kad jūs galėtumėt įsigyti visus tos dalykus ir jau nuo šį vakar pradėti savo gyvenimą klibinti šviesesnė, gražesnė linkme. Tai tiek šį kartą ir ate.